komandos snaiperių ir tritaškininkų pasirodymas. 89% taiklumas metant iš 3 taškų zonos, tuo tarpu Kaune Žalgiriui pavyksta baigiantis antrajam kėliniui išsiveržti į priekį 43-42. Čia dabar jau skausminga Nalgos pražanga. Guli ant grindų Marijo Ostinas. Atrodo, jog šioje situacijoje turbūt pataikė į veidą. Taip, į veidą pataikė, tikėkimės, kad ne į akį. Marijo Ostinai, Vilniaus komandos vidurio puolėjas, nors arba jeigu ir kliuvo į akį, tai galbūt tai neturės rimtesnių pasiekmių Dniepropetrovsko komandos aukštaūgiui. Kalničiam iki šio momento 12 taškų ir pataikiusiam 5 iš 6 dvitaškių bei įmetusiam ant baudas. Netyčinė pražanga, tiesiog tokia žaidybinė situacija su nelabai laiminga, tačiau tikėkimės ir nekomplikuota pabaiga. Marijo Ostinas patenka į komandos gydytojų ranką. Daugiau negu 6 minutės pelnė tik 8 taškus Vilniaus Lietuvos Ryto komanda. Artūras Jaumantas iš 3 taškų zonos, dar vienas netaiklus jau Artūras Jaumantas iš 3 taškų zonos, dar vienas netaiklus jau